Sveiki gyvi! 17 pamoka ir 3 jos dalis. Kaip jau minėjau, antroje dalyje šiandien šnekėsime apie radio mygtukus ir leisime, tarkim, useriui pasirinkti matematinį veiksmą, kokį jis nori atlikti, nebūtinai pridėti, kaip sudėti, pridėti, kaip darėme antroje dalyje. That fog, remove that box, exploit a hole in the Firefox. Hacking is about bringing in. Gerai, prieš judant toliau dar norėčiau pabrėžti 3 dalykus, kuriuos mums reikėtų žinoti. Taigi, pirmas dalykas tai, kad radio mygtukai priklauso tik tais vienam duomenų tipui, tai būtų boolean. Kaip žinome, tai yra arba true arba false. Antras dalykas, bibliotekos mums jam kurti nebereikia, tiem mygtukam ta prasme, nes jinai jau yra sukurta ir jinai naudojama tik būtent šituo standartu, tai būtų RBTN. Rašosi va taip. Ir trečias dalykas, kurį mums reiktų žinoti, tai jeigu, tarkim, mes kurime programą, mums reikės tik tais vieno radio buttono, kaip sakant, tuomet jisai keičia pavadinimą į checkboxą. Taigi, prieš mūsų akis dabar yra 17 pamokos 1 ir 2 dalys jau padaryta. Nieko nelaukiam, įmam ir darom 3 dalį. Kad susikurti radio buttonus, mums reikia pirmiausia, kaip sakant, pado. Ta prasme, ant ko mes kursime. Jų tiesiog nekelsim, tai belenkur. Tam mums reikia pasirinkti iš standart linijos radio group. Pažymėm ir tiesiog nusibrėžim dydį, kokį mes jau norim. Aišku, čia bent kada galima bus, kaip sakant, redaguoti, grįžti ir pakeisti ar vėl kažką. Gerai, štai mūsų radio grupas pažymėtas. Taigi, pirmiausia, ką aš noriu pasidaryti, tai priskirti jam biblioteką. Tai būtų name. Taigi, radio group, tai padarykim, tarkim, RG radio group ir pavadinkime ją matematinis veiksmas. Na, tarkime taip. Gerai, ir pakeiskime, aišku, captioną. Ir pasirinkite matematinį veiksmą. Na, tarkim, tai va. Galim biškį padidinti, manau, nes kažkaip čia man vos įžiūrimai atrodo. Size padarykim kokį 14, tarkim, ar ne? Netelpa 14, darysim 10, nu galima kokį 12 pabandyti, ne. Na, arba 10, arba 11. Paliksim 11. Toliau, dabar, kadangi mes jau padą turime, kaip sakant, radio buttonams, tai galime juos ir susikelti. Jie taip pat yra standarto linijoje, šitas apvalus aškiukas. Tiesiog pažymim ir dedam. Jis automatiškai centruojasi. Čia bus pliusui, dabar dėkime minusui. Buttonus dedame po apačio kito buttono, kad jie nesusimėtytų, tarkim, radio button 1, radio button 2, radio button 4, radio button 3. Susimėtysim po to, kai kodą reikės keisti, kažką ten koreguoti. Gerai, pliusą minusą turim, dedam daugybą, nu ir dar vienas dalybai. Gerai, susikėlim radio buttonus, aš norėčiau juos biškį pasididinti, su shift mygtuku, kaip visada, sužymim visus 4 ir fonte mūsų pakeičiam dydį į, kad vėl neperšokti 15. Aha, čia galim, manau, visos 20 daryti. Vo, 20, darom 20. Na štai kaip atrodytų mūsų tie radio buttonai. Dabar, žinoma, reikėtų susikurti biblioteką tiem radio buttonam ir juos persivadinti. Šį kartą žymim po vieną. Susirandam, kur tas yra name'as. Ir kaip jau rašiau pačioj pradžioj, būtent tą biblioteką, kurią rodžiau reikia rašyti, būtų RBTN.
šitaip. Ir pavadinimas. Taigi pirmas būtų sudėtis. Antras būtų atimtis. Trečias daugybė. Ir paskutinis dalyba. Tai būtų ne taip. Šūnų, dabar tik aišku, jūs reikia pakoreguoti pavadinimus, ką mes jau matysim, nebe programuojame mes. Tai būtų caption. Na ir aišku, paliekam šitaip. Dalyba. Daugybė. Atimtis. Ir sudėtis. Na štai, kažkaip ir gražiau atrodo lyg ir. Žinoma dabar, kas mums beliko, tai tiesiog pasakyti programai, kad tai, ką mes surašėm lietuviškai, kad jin suprastų ir būtent naudotų pagal paskirtį mūsų radio buttonus. Tokiu atveju mums reikia 2 kartus paspausti ant mūsų mygtuko skaičiuoti. Ir mes grįžtame į tą procedūrą, kurią darėme antroje pamokoje, jeigu aš neklystu. Antroje.